Sveiki. Trumpai ir turbūt netrumpai. Mes žinome, kad viena partija su savo satelitais, taip pavadinčiau, tai Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų partija su savo satelitais dabartiniais skvernelininkais, demokratų partija, kaip jie save vadina, ir su nuteista politinės korupcijos byloje įsiteisėjusių teismo sprendimų partija liberalų sąjūdžio klijuoja visiems etiketės. Tokia jau mada tapo, kad bent jau šitos tokios senesnės partijos, tai liberalų sąjūdis teista partija, pati būdama teista, ir Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionių demokratų partija dar 2007 metais pripažinta kaip bendradarbiavusi su teroristais partija. Jie visiems klijuoja etiketės. Tai kažkas kremlinis, tai dabar reiškia antisemitų rato. Ir visada jie neva tai teisūs, nors ant savęs, kaip aš nekartą esu sakęs, pastebėdami ant kito šapelį, ant savęs nemato milžiniškų rastų, o kartais net ir ešalono rastų. Taip būtų galima ir dabar įvardinti situaciją, kai žmonės po Žemaitaičio laidos televizijoje pas Rūtą Janutienę atsiuntė man nuorodą iš laikraščio, užsienietiško laikraščio The Times of Israel, ir ten yra straipsnis apie antisemitus, homofobus, tiksliau vieną antisemitą ir homofobą, ir kaip nekeista, tai ne Žemaitaitis. Tai 22 metų spalio mėnesio straipsnis, beveik lygiai prieš 3 metus, tai šviežias visai straipsnis. Ir štai matote visą tą straipsnį. Čia jis pakankamai didelis, jisai labai platus, išsamus tyrimas su nuorodom į lietuvišką spaudą. Visus tos lietuviškos spaudos nuorodus ir leidinius matote, čia visi yra sudėlioti, visi išvardinti. The Times of Israel, Izraelio laikas, rašo, kas nemokate anglų kalbos, čia susistabdyti negalėtumėm, bet aš tiesiog paimsiu ir išversiu. Amerikos ir Izraelio lyderiai turi žinoti, kokia ideologija jiems pristatoma tų, kurie save vadina sąjungininkais. Akivaizdu, kad prieš priimant susitikimus nebuvo atlikta pakankama patikra. Lietuvos ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose Audra Plepytė dažnai Twitterio tinkle dalyjasi nuotraukomis, kuriuose matyti Lietuvos politikai susitinkantys su JAV kongreso nariais. Tarp šių politikų dažnai pasirodo Lietuvos Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Laurynas Kasčiūnas yra nuotrauka štai su įvairiais Amerikos politikais. Jis yra Lietuvos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Už Lietuvos ribų jų asmenybė nėra gerai žinoma, todėl mūsų politinius lyderius Amerikoje buvo lengva suklaidinti. Šis aukšto rango politikas žinomas dėl įvairių antisemitinių, rasistinių ir homofobinių pasisakymų. Jo praeitį galima atsekti tik tiems, kurie moka lietuvių kalbą. Neonacis. Jaunas politikas, dar būdamas studentu, Laurynas Kasčiūnas pradėjo savo politinę karjerą kaip aktyvistas neonacių organizacijoje Lietuvos nacionaldemokratų partijoje. Kasčiūno karjera šioje jaunimo neonacių organizacijoje kilo sparčiai. Jis į partiją įstojo 2003 metais, iš pradžių vadovavo partijos jaunimo skyriui, tačiau greitai tapo partijos fiurerio Mindaugo Murzos pavaduotoju. Šiandien Kasčiūnas teigia, kad į neonacių partiją įstojo iš jaunatviško entuziazmo. Tuo metu neonacių partijai sekėsi neblogai. 2003 metais
Šiaulių miesto tarybos rinkimus jį laimėjo kelias vietas. Partija neturėjo daug narių, todėl bendradarbiaujantis studentas Laurynas Kasčiūnas manė galintis greitai kilti partijos karjeros laiptais. Vėliau 2006 metais partijos pirmininkas Murza ir keli jo bendraminčiai buvo sugauti ir nuteisti už antisemitinį išpuolį. Jie nuvertė Šiaulių žydų bendruomenės pastatytą Chanukos menorą. Tai buvo jau antras Mindaugo Murzos teistumas. Anksčiau jis buvo pripažintas kaltų dėl neteisėto šaudmenų laikymo ir dėl to pašalintas iš Lietuvos kariuomenės. Kasčiūnas tuo metu ėmė ieškoti kitų bendraminčių. Seimo narė iš konservatorių partijos Irena Degutienė, kuri laiką ėjusi ir Seimo pirmininkės pareigas, pasamdė Kasčiūną patarėjų. Šios pareigos prasidėjo 2009 metais, tačiau 2012 metais baigėsi skandalu. Kasčiūnas įsivėlė į korupcijos skandalą. Jaunas konservatorius, kaip teigiama, paėmęs pinigų iš MG Baltic koncerno, esą buvo nurodytas domėtis įstatymo projektu dėl palūkanų mokėjimų, kurį siekė prastumti verslo grupės. Kasčiūnas išvengė baudžiamojo persekiojimo, bet jo narystė konservatorių partijoje buvo laikinai sustabdyta. Yra ir nuoroda apie šitos visus straipsnius. Iškentęs partijos papeikimą, Kasčiūnas grįžo į aktyvią politinę veiklą, o 2016 metais buvo išrinktas Lietuvos Seimą. Jo įtaka ypač išaugo 20 metais po rinkimų, kai jo partija tapo didžiausia valdančios koalicijos partnerė. Kasčiūnas buvo paskirtas Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku. Siekdamas atrodyti labiau gerbiamas, pirmininkas Kasčiūnas ėmė vaizduoti savo narystę neonacių partijoje kaip jaunystės klaidą, nors visa jo politinė veikla iki šiol persmelkta neonacių idėjų, rasizmo, homofobijos, antisemitizmo ir pastangų persekioti visus, kurie nesutinka su jo ideologija. Pažvelkime į jau Lauryno Kasčiūno veiklos sąsajas su neonaciais, iš kurių kilo jo politinė karjera. Euroskepticizmas. Peržvelgus Lietuvos žiniasklaidos puslapius 2003 metų galima rasti straipsnį pavadinimu "Neonaciai tarp euroskeptikų gretų". Kalba tenais apie iniciatyvinę grupę, reikalaujančią eterio televizijoje ir tarp šios grupės narių, iniciatyvinės grupės narių, minimi ir Laurynas Kasčiūnas ir Murza. Tai yra du šitos neonacių organizacijos vadovai. Homofobija. Laurynas Kasčiūnas iš tiesioginių veiksmų neonacių aplinkoje perėjo prie homofobiškų pareiškimų. Gindamas Lietuvos neonacių teisę rengti kasmetinius kovo 11-osios maršus, politologas Kasčiūnas 2013 metais pasitelkė homofobiškus argumentus. Rašoma lietuviškame straipsnėje politologas Laurynas Kasčiūnas: Lietuvoje galioja dvigubi standartai, homoseksualams žygiuoti leidžiama, o tautiniam jaunimui ne. Čia irgi yra nuoroda. Kasčiūno pavardė taip pat pasirodo homofobiškame kreipimasi, kurio buvo siekiama stabdyti Baltic Pride eitynės Vilniuje. Antisemitizmas. Kasčiūnas dalyvavo daugelį renginių ir susitikimų šlovinančių holokausto vykdytojus, bei aktyviai siekė persekioti visus, kurie nesutinka su jo ideologija. Jo ir Seimo nario Audroniaus Ažubalio, žinoma dėl pagiriamų komentarų 2019 metais apie žydų žudiką Joną Noreiką, pozicijas galima rasti net svetainėje lietuvių kalba. Rasizmas. Kai konservatoriai įsitvirtino valdžioje, rasizmas ir segregacija tapo faktiškai valstybės politika. Aiškus to pavyzdys, kaip elgiamasi su prieglobsčio prašytojais. Kasčiūnas čia suvaidino pagrindinį vaidmenį. Šių politikų esmė teiginys, kad iš Baltarusijos sieną kertantis migrantai yra hibridinio karo įrankiai.
Tie, kurie prašė prieglobsčio, buvo suimti ir laikomi metų metus, atimant jų orumą kalėjimo sąlygomis, kurias Seimo kontrolieriaus žmogaus teisų klausimais apibūdino kaip prilygstančias kankinimui. Yra oficiali jo ataskaita šią temą. Kai kurie pabėgėliai buvo seksualiai išnaudojami Lietuvos pareigūnų. Primenu, ten buvo istorija su vienu iš liberalų sąjūdžio veikėjų, psichologu ar tai psichiatru, kuris paskui buvo sugautas dėl to seksualinio priekabiavimo prie pabėgėlių. Vėliau Lietuvoje ėmė taikyti vadinamąją grąžinimo turnback politiką, kai pasieniečiai migrantus fiziškai stumia atgal į Baltarusiją. Yra atvejų, kai Lietuvos pareigūnai ignoravo tarptautinių teismų sprendimus dėl konkrečių migrantų, kurių gyvybei grėsė pavojus dėl sveikatos būklės. Viešoje erdvėje pasirodė šiurpūs vaizdai, kai pareigūnai stumia migrantų šeimas su vaikais į nežinią, esant minusiniai temperatūrai. Ši politika tęsiama, nors jos rasistinis pobūdis akivaizdus. Politiniams migrantams iš Baltarusijos, baltaodžiams ir karo pabėgėliams iš Ukrainos, baltaodžiams į Lietuvą leidžiama patekti be kliučių. Kasčiūnas asmeniškai lankė kelis laikinuosius pabėgėlių sulaikymo centrus Vilniuje ir pietrytinėje Lietuvos dalyje 21 metų rudenį, grasindamas žmonėms, kad jie bus įkalinti, jei nepriims Lietuvos siūlomų kelių šimtų eurų repatriacijos išmokų ir nesutiks skristi į savo kilmės šalis ar bet kurią Afrikos ar Mažosios Azijos valstybę. Lietuvos televizijos vakaro žinių reportažuose rodytas Kasčiūnas ginčijantis anglų kalbą su afrikiečiais prieglobsčio prašytojais. 22 metų sausį žmogaus teisų organizacijų koalicija paprašė Seimo etikos ir procedūrų komisijos įvertinti Kasčiūno komentarus apie pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus. Organizacijos teigia, kad Kasčiūnas skleidė diskriminaciją ir viešai dehumanizavo migrantus. Tolesni raginimai naikinti oponentus. Po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Laurynas Kasčiūnas ėmė žadinti naujas fašistinės idėjas. Naujausias jo pasiūlymas atimti Lietuvos pilietybę iš asmenų, kurie laikomi nelojaliais režimui. Tai yra dabartiniai konservatorių partijos valdžiai. Pilietybės panaikinimas būtų taikomas už nusikaltimus aprašytus Lietuvos baudžiamojo kodekse 16 skyriuje, nusikaltimus prieš valstybę, nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Tai apima valstybės perversmo organizavimą, šnipinėjimą, pasikėsinimą į prezidento gyvybę, valstybės išdavystę, pagalbą kitai valstybei veikiančiai prieš Lietuvą, tarptautinių sankcijų pažeidimą, valstybės paslapčių atskleidimą ir panašiai. Pilietybės siejimas su ideologinė ištikimybė yra bruožas būdingas komunistiniai ideologijai, kuriai Kasčiūnas neva priešinasi. Pažymėtina, kad ši diskusija prasidėjo po to, kai garsioji Lietuvos ledo šokėjų pora Povilas Vanagas ir Margarita Drobesko dalyvavo ledo šou Sočyje Rusijoje. Už šį, kaip manyta, nelojalų kabutėse veiksmą prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą atimant iš poros jam anksčiau suteiktą valstybinį apdovanojimą. Tuo pat metu Lietuva yra apdovanojusi visą būrį holokausto vykdytojų, pradedant Lietuvos nacių karinių vadovų Jonu Noreika, tačiau prezidentas Nausėda nei iš vieno iš šių apdovanojimų nešaukė, išties tai iškalbingas nacionalinių vertybių pareiškimas. Daugiau apie Seimo nario Lauryno Kasčiūno ir buvusio Lietuvos kariuomenės vado dabar Klaipėdos konservatorių skyriaus pirmininko Arvydo Pociaus pasiūlymus atimti pilietybę dėl nelojalumo konservatorių ideologijai galima rasti čia ir vėl įdėta nuoroda. Neonacijų iniciatyvos kylančios iš Seimo nario Lauryno Kasčiūno yra nuoseklios ir ilgalaikės. Jokių būdų tai nėra kokia nors jaunystės klaida. Tai kelia klausimą, ar Amerikos politikai, su kuriais Kasčiūnas susitinka ir kurių vizitus plačiai reklamuoja Lietuvos ambasada, iš tiesų žino, kad susitinka su sertifikuotu, patyrusiu ir įsitikinusiu neonaciu. Šio teksto tikslas nėra pateikti išsamų Lauryno Kasčiūno fašistinių idėjų ir pažiūrų dosję ar santrauką. Aš tiesiog pateikiu pavyzdžius iš pirmųjų paieškos rezultatų susijusių su rasės, lyties, seksualinės orientacijos, antijudaistinės ir antiimigracinės neapykantos temomis.
Būdamas Lietuvos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku, Kasčiūnas susitinka su ir patarinėja JAV nacionalinės valdžios atstovams, tokiems kaip senatoriai Tommy Cotton, Lindsey Graham, Dick Durbin, kongresmenai Ben Bacon, Ruben Gallego, Johnny Ernst ir daugelis kitų. JAV politiniai vadovybei karo klausimais pateikiama klaidinanti informacija iš blogų veikėjų. JAV ir Lietuva yra NATO narės, dėl to JAV kariškiai, tarnaujantis NATO vienetuose, gali būti pavaldus Lietuvos gynybos ministrui ar Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui. Įsivaizduokite, kaip reaguotų afroamerikiečių kario tėvai sužinoję, kad jų vaikas pavaldus atviram rasistui. Ar įsivaizduojate neonacį patariantį daliniui, kuriame tarnauja žydų kilmės kariai? Ar įmanoma, kad aršus homofobas objektyviai patartų, kaip geriausiai rūpintis LGBT kariu? JAV gynybos sekretorius Lloyd Austin, trečiasis gynybos departamentų svetainėje, nurodo vieną iš savo pagrindinių principų – rūpintis mūsų žmonėmis. Šis principas nesuderinamas su Lietuvos vadovybės vertybėmis. Kai senatorius Tom Cotton susitinka su Kasčiūnu, ar jis žino, koks jis yra antisemitinis? Senatorius Dick Durbin visada gynė LGBT teisės, ar jis supranta, kad Kasčiūnas yra visiškai priešingų pažiūrų? Ar senatorė Johnny Ernst žino, kad Kasčiūnas priešinas jos deklaruojamam žmogaus teisų vertybėm? Kongresmenas John Bacon pasisako už žmogaus teisės, ar jis žino, kad Kasčiūnas nepalaiko tų pačių vertybių? Ką visą tai sako apie ambasadorę Audrą Plepytę? Ji puikiai žino, kas yra Kasčiūnas, tačiau be skrupulų pristato jį JAV politiniams lyderiams, apsimesdama, kad dalyjasi tomis pačiomis vertybėmis. Ambasadorė Plepytė nerodė jokio susilaikymo įžeidinėdama Amerikos politikus ir visiškai ignoravo kongresmeno Brad Sherman laišką dėl Lietuvos nacionalinės holokausto iškraipimo politikos. Ar Plepytė yra patikima užsienio partnerė? Atrodo, kad ne. Lietuvos gynybos sistema turi rimtų problemų. Laurynas Kasčiūnas, būdamas Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku, yra atviras neonacis. Tačiau toks pats, pasak teksto, yra ir gynybos ministras Arvydas Anušauskas. Lietuva nusipelno būti apsaugota nuo savo išorės priešų, tačiau jos pačios iškelta vadovybė nėra patikimas partneris nei Amerikai, nei Izraeliui, nei bet kam kitam. Lietuva, žinoma, gali laisvai pasirinkti, kokie žmonės vadovaus jos institucijom, tačiau Amerika negali ginti tokių vertybių ir negali rizikuoti savo karių gyvybėmis, kad saugotų tokią ideologiją. Tai griauna pačius moralinius Amerikos ir vakarų pagrindus. Kol JAV gina Lietuvą, kyla klausimas dėl mūsų pačių moralinės pozicijos prieš Rusijos melą, kai Lietuvos melas yra panašiai piktavališkas, nors ir neturi tokių karo pajėgumų. Vos prieš 3 dienas prezidentas Joe Bidenas, sveikindamas Nobelio taikos premijos laureatus, kalbėjo apie pilietinės laisvės. Jis sakė, metų metus jie nenumilstamai kovojo už žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įskaitant teisę laisvai kalbėti ir atvirai kritikuoti. Tai visiška priešingybė tam, ką gina Amerikos kariai Lietuvoje, kaip Amerika gali remti tokias kilnes idėjas, kai tenka bendradarbiauti su tariamais partneriais, tokiais kaip Kasčiūnas ir Anušauskas. Akivaizdu, kad nieko, kas ateina iš Lietuvos, nebegalima priimti už gryną pinigą. Mūsų politiniai lyderiai buvo įtraukti į situaciją, kurioje jie pasirodo kartu su neonaciais ir fašistais ir tai gali nepasikartoti. Čia visas šitas rašytinis toks vertimas, kai kur gali būti tokių gal ir stiliaus klaidų, nes daryta su Google vertėju, reiškia, ir truputėlį ten pakoreguota, tai gali būti tokių gal ne visai stilistiškai teisingų dalykų. Bet čia dar šitam straipsnėje, tam The Times of Israel laikraštyje, čia užvažiuota konkrečiai per Kasčiūną. Užvažiuota ir ant Lietuvos pilnai, diskriminuojama Lietuva, nebejotinai diskriminuojama per Kasčiūną, kuris vėliau tapo ir gynybos ministru, ir prezidentas, reiškia diskriminuojamas ir, sakysim, tokia lengva forma, lyg ir aiškiai pasakoma, kad Lietuva yra nepatikimas partneris. Bet svarbiausia yra tai, kad visų tuo, kuo dabar jį kaltina
Amerikos žydai ir Izraelio žydai. Čia daug prirašyta ir tokių labai abejotinų dalykų šitam straipsnėje, naudingų patiems Amerikos ir Izraelio žydams, taip kaip jie norėtų, kad būtų. Bet faktas tas, kad visos tos etiketės, kurias Kasčiūnas su kompanija, liberalai nuteista partija, kabina kitiems, jie patys yra apsiklijavę iki ausų tom etiketėm ir jų etiketės yra tikros, priešingai nei tos, kurias jie kabina politiniam oponentam. Ir čia eilinį kartą matom, kad ir užsienyje mato, kas yra kas. Ir čia beje netiesiogiai parašyta, kad visa tokia Kasčiūno ir jį palaikančių veikla yra realiai naudinga Rusijai. Ką aš irgi nekartą esu sakęs, kad tiek finansiškai, tiek politiškai įvairūs pareiškimai, įvairūs, sakysim, kai kurių prekių vežimo draudimai per Lietuvą, tranzito uždraudimas, sienos uždarimas su Baltarusija, Belarus, kali krovinių vežimas per Lietuvą yra tiesiogiai naudingi Rusijai ir Uralkali, pavyzdžiui, milijardus iš karto uždirbo per metus, uždraudus baltarusiškų trąšų vežimą per Lietuvą. Ir visose šitose naudingose Rusijose sandoriuose dalyvavo būtent šita šventa apsimetanti partija Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionys demokratai. Ir Kasčiūnas, ir Gabrielius Landsbergis, ir ne veltui dabar išrinko Kasčiūną pirmininku. Ir manau, kad šituo straipsniu remiantis jau ir Amerika rašys straipsnius, nes jiegi pasirėmė ir lietuviškai straipsnis visą tą istoriją ir korupcijos kanalą prisėmė. Ir klausimas tada, kaip mes atrodom prieš užsienio partnerius ir kodėl mūsų politika ir politikais nepasitikima. Dar kartą pakartosiu, ant savęs vagono, ešalono vagono nemato, o ant kito šapelį pastebi. Bet aš pakartosiu ir ką sakiau prieš kelias laidas iš kiemo pusės, vagis garsiausiai rėkia, laikykit vagį. Ir šiuo atveju iš šito viso straipsnio, atmetus, sakysim, visas tas insinuacijas valstybė ir kai kurios netikslumus, akivaizdžiai matosi, kad vagis būtent garsiausiai rėkia, laikykit vagį. Tai tokia pakankamai skandalinga iš tikrųjų spauda. Priminsiu, kad konservatoriai visada klikdavo ir cypdavo kaip prašmatniai, kaip teisingai užsienio spauda vertina jų partiją, jų veikėjus. Neva tai čia rodo visiems, atsiprašau, Lietuvos mužikam, kaip jie nesupranta, kokia, pavyzdžiui, uoli, šventa ir puikiai yra Šimonytė, Šimon, arba kokie jie visi yra puikus. Tai čia, kaip matote, šitam straipsnį priešingai, visiškai sumaišytas su žemėm ir Kasčiūnas, ir Anušauskas, ir praktiškai visa juos iškėlusi partija. Tai tiek netrumpai, bet mano galva tai yra skandalinga ir šituo mano vertimu, šitais visais įrodymais reikėtų dalintis kuo plačiau, tegul visi pamato. Ir ypač tiem visiems Šimonyčių, Landsbergių ir visokiem Kasčiūnų palaikytojam ir tiem, kurie sako, kad mes nelojalūs, o jie su Kasčiūnu lojalūs. Klausimas, kam jie lojalūs, jeigu ir užsienis galvoja, kad Rusijai. Ate, palaikykite mus, prenumeruokite, jeigu galite, paremkite, būkime kartu ir dar kartą pakartosiu, dalinkitės šito video su kitais. Viso.